Numeris 30. Heinrichas Himmleris, SS vadas, gestapo pavaduotojas, vienas holokausto architektų. Karo pabaigoje jis susipyko su Hitleriu. Po to, kai jis bandė už nugaros Führeriui sudaryti taikos susitarimą, o Hitleris įsakė jį suimti, Himmleris pabėgo iš savo buvusio artimiausio rato, persirengęs kareiviu. Trumpa akimirka atrodė, kad architektas, sukūręs tiek siaubo, gali pradingti Reicho chaose. Po daugiau nei savaitės slapstymosi, Himmlerį 1945 m. gegužės 21 d. sučiupo buvusių sovietų karo belaisvių patrulis. Tada jis buvo perduotas Britams, tačiau Himmleris nusprendė savo teismo išspręsti ne teismo keliu. Kitą dieną prarijęs paslėptą cianido kapsulę, jis mirė greita, bet laimiai skausminga mirtimi. Tačiau tai menkniekis, palyginti su baisiomis baigtimis, laukusiomis nacių mirties mašinos vadų. Aš Džošas, štai kaip mirė pagrindiniai nacių lyderiai. Numeris 29. Adolfas Eichmannas buvo vienas svarbiausių holokausto vykdytojų. Ir jei kada girdėjote frazę blogio banalumas, ji buvo sukurta apie jį. Eichmanną Argentinoje suėmė Mossad agentai, o vėliau teisme Izraelyje jis, kaip žinoma, nepripažino kaltės už savo nusikaltimus. Jis teigė buvęs tik paklusnus biurokratas, vykdantis įsakymus. Žinoma, tai nepadėjo. 1961 m. gruodžio 15 d. jam skirta mirties bausmė. Praleidęs šiek tiek laiko mirtiesininkų kameroje, jis buvo nuvestas prie kartuvių ir pakartas 1962 m. gegužės 31 d. kūnas sudegintas, pelenai išbarstyti Viduržemio jūroje. Eichmannas teigė tik tvarkęs dokumentus, o kitas nacis su baltu chalatu žiaurumą pavertė nerimą keliančiai asmenišku. Numeris 28. Josefas Mengele, vadinamas mirties angelu, išgarsėjo groteskiškais eksperimentais su nekaltais žmonėmis Aušvico koncentracijos stovykloje. Jis buvo vienas iš nacių pabėgusių į Pietų Ameriką žiurkių takais, bet teisingumas galiausiai visus pasiveja viena ar kita forma. Mengele paskutinius metus gyveno neturtingas, paranojiškas ir nelaimingas. Jis taip bijojo būti sugautas, kad kramtė plaukus, kol plaukų kamuolys užkimšo jo žarnyną. Mengele taip ir nebuvo sugautas. Vietoj to, 1979 metais Mengele patyrė insultą, būdamas savo baseine, dėl paralyžiaus nugrimzdo į dugną ir paskutinėmis panikos akimirkomis nuskendo. Ir Mengele nebuvo vienintelis, kuris susidūrė su savo atpildo valanda. Numeris 27. Reinhardas Heydrichas, svarbi logistinė holokausto jėga, buvo vienas krištolinės nakties organizatorių. Jis buvo toks baisus ir žiaurus, kad Hitleris jį vadino žmogumi su geležine širdimi. Mažai kas buvo labiau bijomas ir nekenčiamas nei Heydrichas, bet kaip ir dera, jis taip pat patyrė vieną iš baisiausių ir skausmingiausių mirčių režime. Čekoslovakijos žudikai. 1942 m. gegužės 27 d. užpuolė Heydrichą Prahoje Libinėje. Nepavykus nušauti nacių atstovo, į Heydricho automobilį buvo mesta perdaryta prieštankinė mina, kurios sprogimo skeveldros sužalojo jo kūną. Jis savaitę kentėjo skausmingą gydymą dėl infekcijos. Kai atrodė, kad jis gali pasveikti, Heydrichas patyrė šoką, paniro į komą ir mirė birželio 4 dieną. Net Führerio dešinioji ranka negalėjo išvengti skaičiaus 26. Kaip Himmleris, Rudolfas Hesas buvo artimas Hitlerio sąjungininkas, kol nusprendė jį išduoti. Hesas dalyvavo 1923 metais alaus puče su Hitleriu, kalėjime padėjo rašyti Mein Kampf ir iki 1941 metų buvo Führerio pavaduotojas. Tuomet jis netikėtai nusprendė skristi į Škotiją ir bandyti derėtis dėl taikos. Hesas, laikytas taikos priešu ir Hitlerio išsižadėtas kaip išdaviko, kalėjime praleido 46 metus, kol 1987 metais, sulaukęs 93 metų, mirė. Jis nusprendė pasidaryti madingą naują kaklaraištį iš prailgintuvo laido, o tada gravitacija padarė visą kitą už mus. Hesas buvo išdavikas, bet kitas – meistriškas manipuliatorius, beveik perrašęs istoriją. Numeris 25. Albertas Šperas, pabaisa su išskirtiniais viešaisiais ryšiais. Jis buvo talentingas architektas, Reicho ginkluotės ir karo gamybos ministras, artimas Hitlerio draugas. Niurnbergo teisme jis išvengė mirties bausmės, įtikindamas visuomenę, kad yra nekaltas, įtrauktas į nacių mechanizmą. Teiginys, kuris buvo plačiai paneigtas. Išėjęs iš kalėjimo 1966 metais, jis tapo niūria tarptautinė įžymybė, davė interviu ir daug rašė apie Trečiąjį reichą. Visada save vaizduodavo geresniu nei buvo. Žinoma. 1981 metais jis nuvyko į Londoną dalyvauti TV interviu, kur patyrė insultą ir rugsėjo 1 dieną mirė. Jei manėte, kad matėte blogį, pasiruoškite. Šis kitas asmuo viską pakelia į visiškai naują lygį. Numeris 24 – Oskaras Derlevangeris, kai kurių laikytas blogiausių nacių, o tai daug pasako.
Jis buvo blogiausios rūšies psichopatas ir seksualinis sadistas, vadovavęs Derlevangerio brigadai, baudžiamajam daliniui, sudarytam vien iš smurtinių kalinių. Jis su savo vyrais vykdė žiaurius nusikaltimus Rytų Europoje, slopindami sukilimus ir žiauriai elgdamiesi su civiliais. Jį suėmė 1945 m. birželio 1 dieną, kai po karo bandė pabėgti ir pateko į sulaikymo centrą prižiūrimą Lenkų sargybinių. Įdomu tai, kad Derlevangeris mirė natūralia mirtimi per savaitę. Nors tiesą sakant, kai viena iš tavo pravardžių yra Varšuvos skerdikas ir patenki į Lenkų sargybinių rankas, būti žiauriai užmuštam yra gana natūrali mirties priežastis tau. Derlevangeris mirė smurtinė mirtimi. Kitas nacis mirė lėtai, ilgai. Numeris 23. Joachimas von Ribbentropas buvo klastingas užsienio reikalų ministras, tamsia diplomatija padėjęs ašies valstybėms veikti kartu Europoje. Jis buvo viena pagrindinių jėgų siekusių karo tarp Amerikos ir Japonijos po Pearl Harboro užpuolimo. Naciai jo nemėgo, laikė kvailu ir nuobodžiu, bet jis turėjo unikalų pasiekimą, kurio neturėjo kiti naciai. Joachimas von Ribbentropas, sučiuptas po karo ir teisiamas 1946 m. spalio 16 d., tapo pirmuoju naciu nubaustu mirtimi. Pakartas Niurnberge. Egzekuciją atliko JAV seržantas Jonas C. Woodsas, tačiau jam nepavyko gerai. Ribbentropo pakorimas buvo nesėkmingas. Kaklas nesulaužytas, todėl jis lėtai mirė per 14 minučių. Teisingumas jam buvo skausmingas. Ši pabaisa beveik nesusidūrė su teisingumu. 22. Nepaisant pavardės, Walteris Funkas nebuvo fankiškas. Būdamas Reicho ekonomikos ministru, Reichsbanko prezidentu ir valstybės sekretoriumi propagandos ministerijoje, jis atliko daug vaidmenų, bet deja niekada neužsidėjo mirtininko gaubto. Niurnbergo teisme jis pravirko, kai buvo aptartas jo indėlis į holokaustą, taip sukeldamas prisiekusiųjų užuojautą. Jis gavo laisvės atėmimą iki gyvos galvos, o ne mirties bausmę. 1957 m. dėl prastos sveikatos jam leista išvykti, nors sveikata nebuvo labai bloga. Jis išgyveno dar 3 metus, kol 1960 m. gegužės 31 d. mirė nuo diabeto komplikacijų. Kai kurios pabaisos buvo nubaustos, o kitos kaip ši gavo ramų gyvenimą. Numeris 21. Gabus jūrų laivyno admirolas ir savivadinęs Hitlerio gerbėjų Karlas Denikas iš esmės buvo paskirtas Hitlerio įpėdiniu po to, kai Führeris iškeliavo į tą didelę liepsnojančią duobę po žeme. Taip atsitiko, nes Geringas, apie kurį tuoj kalbėsime, neseniai supykdė Hitlerį. Todėl ūsuotasis pavojus buvo nusiteikęs, tik ne Geringas. Denikas paskelbė Vokietijos pasidavimą sąjungininkams ir buvo nuteistas Nürnberge už karo nusikaltimus, teigdamas, kad laikėsi karo įstatymų. Jis buvo nuteistas 10 metų, vėliau paleistas ir pensiją leido kaimelyje prie Hamburgo. Mirė nuo širdies smūgio. 1980 metų. Kūčių vakarą, sulaukęs 89 metų. Hermanas Geringas, 20 numeris, buvo žiaurus ir labai galingas nacis, nusprendęs pats pasitikti teisingumas savo sąlygomis. Jis buvo vyriausiasis oro pajėgų vadas, Prūsijos ministras pirmininkas, Vokietijos vyriausiasis medžioklis ir miškų valdytojas, bei užėmė kitas norimas pareigas. Jis buvo sučiuptas karo pabaigoje, o Niurnbergo teisme buvo pripažintas kaltu dėl sąmokslo, nusikaltimų taikai, karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui. Jam paskirta mirties bausmė pakariant, nors prašė sušaudymo. Naktį prieš egzekuciją, spalio 15 dieną jis prarijo cianido piliulę, kad nuimtų įtampą ir nepajaustų budelio kilpos ant savo kaklo. Kitas nacis dingo taip, kad net istorija jo ieškojo. 19 numeris. Martinas Bormanas, viena paslaptingiausių šio sąrašo bylų. Žinoma, kad jis mirė, rasti jo palaikai, bet išlieka klausimas – kaip? Nacių partijos kanceliarijos vadovas ir Hitlerio sekretorius buvo laikomas svarbia karo mašinos dalimi. 1946 metai. Niurnbergo procese jis už akių nuteistas mirties bausme, nors suėmimo išvengė. Jis buvo dingęs, kol 1972 metai Berlyne rasti jo palaikai. 1973 metai atpažinti kaip jo. Tikėtina, kad nuteistas nacis nurijo mėgstamą papildą – cianidą. Kito pabaisos bausmė bus žiauri ir asmeniška. Numeris 18. Rudolfas Hosas, ne Rudolfas Hesas, buvo Aušvico komendantas, kur nužudyta per 1 milijoną žmonių. 1946 metai jis bandė slėptis po netikrą tapatybę, bet Britai jį sugavo ir perdavė Lenkijai, kur už žmogžudystės 1947 metai nuteistas mirties bausme.
Kaip daugelis nacių, jis vengė atsakomybės. Tačiau keista, bet jį palaužė tai, kaip maloniai ir žmogiškai su juo elgėsi Lenkai kalėjime. Tik prieš 4 dienas iki egzekucijos jis suprato savo nusikaltimų mastą ir sutiko, kad nusipelnė mirties bausmės. Jis buvo pakartas specialiai tam pastatytose kartuvėse priešais - 100 žmonių, iš kurių daugelis buvo išgyvenusieji jo kankinimų stovykloje. Jei manite, kad matėte žiaurumą, šis atvejis viską pakels į visiškai naują lygį. 17 numeris. Istoriko Michaelo Alleno teigimu, jis niekšiškiausias asmuo niekšiškiausioje žinomoje organizacijoje. Odilas Globočnikas vadovavo Reinhardo operacijai, mirtiniausiam holokausto etapui, kuriame masiškai žudyti Lenkijos žydai. Jei blogiuko konkurse jūsų varžovas būtų Odilas Globočnikas, geriau pasitraukti. Jis pabėgo žlugus nacių režimui, bet 1945 m. gegužės 31 d. Austrijoje jį sulaikė Britų kavalerija. Ji žinojo, kad dėl savo nusikaltimų nėra jokios vilties išgyventi. Jis turėjo cianido kapsulę ir manė, kad tai geriau, jei kilo klausimas, ar Odilas keliaus į pragarą. Bandant laidoti jo kūną vietinėse kapinėse, kunigai liepė tai daryti už kapinių. Jis nenorėjo, kad kūnas būtų palaidotas pašventintoje žemėje. Manote, kad tai buvo baisu? Kitos siaubingos istorijos, nuo kurių jums šiurpas per nugarą. 16 numeris. Paulius Blobelis vadovavo mobiliai žudimo grupiai ir garsėjo 2 liūdnais dalykais. Jis organizavo Babi Jaro žudynės Kijeve, didžiausias Antrajame pasaulinėme kare. Ir jis buvo vadinamojo dujų furgono, mobilios dujų kameros naudotos kaliniams žudyti, pradininkas. Jis teisme prisipažino dėl 10 000 žmogžudysčių, daugiau nei visi Amerikos serijiniai žudikai kartu sudėjus. Jis buvo nuteistas už visą tai ir holokausto įrodymų slėpimą Einsatzgruppen teisme. 1947–1948 metus. 1951 metą jis buvo atvestas prie kalėjimo kartuvės su niūria veido išraiška, kur jo laukė trumpas kritimas ir staigus sustojimas. Jo mirtis buvo daug švelnesnė ir labiau ori nei daugelio jo tūkstančių aukų. Siaubas tik didėja. Kitas žudikas žiaurumą paverčia meno formą. 15 numeris. Vienas šaltakraujiškiausių žudikų istorijoje, pražudęs daugiau nei 100 000 aukų. Friedrichas Jakinas koordinavo žudynės, siaubusias nacių okupuotas Sovietų Sąjungos teritorijas. Jo žudynių valdymas pražudė daugybę žmonių, o metodai buvo šiurpiai sistemingi. Buvo dienų, kai jis stebėjo, kaip iš eilės nužudomi 25 000 kalinių ir nepajuto nė menkiausios emocijos. 1945 m. balandį rusams jį sugavus ir išvežus į Latviją tardymui, dėl jo niekas neverkė. Tai greičiausiai reiškia, kad jie jį žiauriai kankino. Negalime sakyti, kad dėl to jo gailime. 1946 m. vasario 3 d. jis buvo perduotas karo tribunolui, pripažintas kaltu ir tą pačią popietę, pakartas stebint džiūgaujančiai 4000 žmonių miniai, ne visi pabaisos iškart sužinojo. 14 numeris. Buvęs policininkas Francas Štanglis vadovavo 2 mirties stovykloms – Sobiborui ir Treblinkai, kuriuose žuvo daugiau nei 1 milijoną žmonių. Prieš vadovaudamas koncentracijos stovykloms, jis buvo SS karininkas ir dalyvavo akcijoje T4, nacių eugenikos programoje, žudant neįgaliuosius. Po karo žiurkių takais pabėgo į Braziliją, kur dirbo Volkswagen do Brasil iki suėmimo. 1967 metais. Jis neprisėmė atsakomybės už savo nusikaltimus, teigdamas, kad veikė pagal Vokietijos įstatymus tuo metu. Jam buvo paskirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė, kuri akivaizdžiai paveikė jau ir taip silpnos sveikatos Štangelį. Jo sveikata pablogėjo ir jis mirė nuo širdies nepakankamumo po 4 metų įkalinimo. Teisingumas greitai pasiekė šį kitą Reicho narį. 13 numeris. Po Heidricho susprogdinimo Ernstas Kaltenbrunneris tapo vienu įtakingiausių nacių administratorių. Jis buvo 3-asis Reicho saugumo pagrindinio biuro vadovas, kuris bendrai prižiūrėjo tokias pavojingas grupės kaip Gestapas, Kripo ir žvalgybos skyrius SD. Jo ilga karo nusikaltimų rėmimo istorija vėliau jį persekios. 1946 spalio 1 d. Jam paskirta ir įvykdyta mirties bausmė, pakariant kartu su pirma nacių grupe. Po 15 dienų po pakorimo ir kremavimo gandai skelbė, kad jo pelenai išbarstyti į Izaro upę Miunchene. Mirusių nacių vadų sąrašas plečiasi. Netrukus bus pridėtas dar vienas vardas – 12 numeris. Josefas Krameris, vadinamas Belzeno žvėrimi, buvo SS košmarų simbolis. Jis buvo Aušvico ir Bergen-Belseno koncentracijos stovyklų komendantas, asmeniškai atsakingas už 1000 žmonių mirtis. Geras mirties stovyklos komendantas neegzistuoja, tačiau Krameris buvo itin žiaurus.
Jis mėgavosi muždamas ir kankindamas kalinius, paleisdamas ant jų žiaurius šunis ir sustatydamas juos prie masinių kapų, kad būtų sušaudyti masiškai. Jį suėmė Britai ir 1945 m. lapkričio 17 d. nuteisė mirties bausme už nusikaltimus žmoniškumui. Albertas Pierre Punkas, profesionalus britų budelis, atlikęs daugiau nei 400 egzekucijų, buvo tas, kuris užrišo kilpą Krameriui ir patraukė svirtį, pasiųsdamas jį pas velnią. Nacių vadovybė tikėjosi būti paleista, bet klydo. 11 numeris. Erišas von Benas. Bachas Selevskis buvo nacių vadovybės ir saugumo karo lyderis. Inicijuotas siekiant sunaikinti režimo priešininkus. Jis vadovavo Varšuvos sukilimo malšinimui 1944 m., nužudydamas tūkstančius civilių. Ironiška, kad jis nestojo prieš teismą Niurnberge, bet tai nereiškia, jog išvengs teisingumo. Jis buvo suimtas ir teisiamas 1961 metais už savo vaidmenį smurtinėme susidorojime su Ernstu Rėmu Ilgųjų peilių naktį. Kitais metais jis vėl apkaltintas kelių komunistų nužudymu. 1933 metų nuteistas iki gyvos galvos ir 1972 metų mirė nuo ligos. Kai kurie naciai tikėjosi, kad laikas apsaugos. Kiti suprato, kad kilpa nelaukia ir turi atsargą. 10 numeris. Vilhelmas Keitelis buvo toks slidus, kad visi aukščiausi naciai, išskyrus Hitlerį, jo nekentė. Tai nutiko tik todėl, kad šis vadas garsėjo kaip didžiausias Hitlerio gerbėjas. Jis Hitlerio vardu įsakė vykdyti žiaurius karo nusikaltimus, todėl po karo sulaukė sunkių pasekmių. Keitelis patyrė vieną žiauriausių mirčių dėl nekompetentingos komandos pakorimo metu. 1946 metais liukas, pro kurį jis ir kiti kaliniai krito, buvo per mažas, todėl jis iškrisdamas trenkėsi galva ir sugadino kritimo pagreitį. Jis kankinosi 24 minutės traukuliuose ir mirė. Kitas nacis iškeliavo anapilin, bet kūno vieta nežinoma. 9 numeris. Aribertas Heimas, žinomas kaip mirties daktaras ir Maldhauseno skerdikas, mažiau garsus už Josefą Mengelę, bet galėjo būti nemažiau žiaurus. Jis Maldhauseno stovykloje vykdė eksperimentus su žmonėmis, darė vivisekcijas, amputacijas be nuskausminimo, švirkštė benziną ir matavo mirties laiką chronometru. Dėl savo paties iškrypėliško malonumo jis nestojo prieš Niurnbergo teismą, o pabėgo į Kairą, Egiptą, kur atsivertė į islamą ir pasivadino Tariku Faridu Huseinu. Nors daugelio mirčių aplinkybės vis dar neaiškios, Vokietijos teismas 2012 metais patvirtino, kad Heimas mirė dar 1992 metais nuo nežinomų priežasčių. Jo sūnaus teigimu, Heimas palaidotas nepažymėtame kape, todėl tyrėjai negali rasti jo palaikų DNR tyrimui. Dabar apie žmogų, kuris sulaukė savo likimo iš tų pačių žmonių, kuriuos pats terorizavo. 8 vieta. Kristijanas Virtas buvo toks blogas ir nekenčiamas, kad buvo žinomas kaip Kristijanas Žiaurusis. Tarp savo kolegų karininkų jis su stulbinančiu uolumu pasinėrė į masinę neįgaliųjų eutanaziją ir nepageidaujamų asmenų žudymus per operaciją Reinhardas. Jis buvo teroro jėga Jugoslavijoje, tad buvo tik teisinga, kad jis žuvo nuo jugoslavų rankų. 1944 m. gegužės 26 d. jis buvo nušautas Jugoslavijos partizanų, važiuodamas atviru automobiliu kariniais reikalais. Tai pasibaigė jo teroro valdymas. Sąrašas vis tamsėja, O kita viena iš nedaugelio čia patekusių moterų. 7. Reta moteris. Aukšto rango nacė Marija Mandel buvo ypač žiauri ir smurtinga koncentracijos stovyklos pareigūnė Aušvice, Lichtenberge ir Ravensbriuke. Ji buvo ypač pagarsėjusi tuo, kad fiziškai mirtinai sumušdavo kalinius, veiksmą, kurį vėliau pateisino kaip pareigą drausminti kalinius. Po jos arešto ji buvo pripažinta prisidėjusi prie maždaug 500 000 kalinių mirčių. Nepaisant pastangų gauti malonę, jai skirta mirties bausmė Pakariant, kuri buvo įvykdyta 1948 m. sausio 24 d. Mandel nubaustas už žiaurumą, kita išvengė bausmės. 6 numeris. Eugenijus Fischeris buvo atsidavęs nacių mąstytojas ir Kaizerio Vilhelmo antropologijos, žmogaus paveldimumo bei eugenikos instituto direktorius. Jo teorijos apie arijų viešpataujančią rasę buvo vienas iš pagrindinių Hitlerio filosofinių įkvėpimų. Jo pseudomoksliniai tyrimai padėjo formuoti nacių eugeniką. Fischerio veiksmuose matomos holokausto ištakos. Ir deja, nors jis buvo nacių partijos narys, už savo vaidmenį niekada nesulaukė jokių pasekmių. 1967 metais mirė natūralia mirtimi, sulaukęs 93 metų. Dabar apie žmogų padėjusį SS pagrindus, bet nesulaukusį jos augimo. 5 numeris.
Julijus Šrekas buvo vienas mėgstamiausių Hitlerio žmonių, nors apie jį tikriausiai negirdėjote. Šrekas buvo pirmojo pasaulinio karo veteranas ir ankstyvas Adolfo rėmėjas jo dešiniųjų sukarintų grupuočių laikais. Po to jis tapo šturmo būrių arba SA nariu, o vėliau pirmuoju SS vadu. Jis taip pat buvo asmeninis Hitlerio vairuotojas, žmogus, kurį Hitleris iš tikrųjų laikė draugu. 1936 metai jis susirgo meningitu ir mirė gegužės 16 dieną. Be jo, kas žino, ar SS būtų tapusi tuo, kuo galiausiai tapo. Reiche išdavystė ne tik baigdavo karjeras, ir šis žmogus tai sužinos skaudžiai. 4 numeris – Karlas Otas. Kochas buvo novatoriškas koncentracijos stovyklos komendantas, vadovavęs Buchenwalde, Sachsenhausene ir Maidaneke, kartu su sadiste žmona Ilze. Kocho nubaudė ne sąjungininkai, o patys naciai, nes jis pasisavino daug grobio, pavogtų iš Buchenwaldo kalinių. Problema buvo ne tai, kad jis vogė iš visų šių nekaltų žmonių, o kad apvogė valstybę, nes nesidalino su ją. Viršininkai jį suėmė ir nuteisė už lėšų pasisavinimą bei 3 kalinių nužudymą nusikaltimui nuslėpti. 1945 m. balandžio 5 d. jis buvo sušaudytas savo vyriausybės. Po savaitės Buchenwaldo stovyklą išlaisvino amerikiečiai. Numeris 3. Amonas. Amonas Gutas buvo žinomas koncentracijos stovyklos vadas, garsėjęs kaip pagrindinis piktadarys filme Šindlerio sąrašas, kurį vaidino Ralfas Fiennesas. Jis buvo nuteistas už tai, kad, cituojant, asmeniškai nužudė, sužalojo ir kankino nemažą, nors ir nenustatytą žmonių skaičių. Valdydamas Krokuvos Plašovo koncentracijos stovyklą geležinė ranka. Po teismo Krokuvoje jis buvo pakartas 1946 m. rugsėjo 13 d., o vėliau jo kūnas buvo sudegintas ir pelenai išbarstyti Vyslos upėje. Kita mirtis dar simboliškesnė. Antroje vietoje Josefas Gebelsas, tikras nacistinių idėjų šalininkas, buvęs su Hitleriu iki galo. Gebelsas buvo propagandos meistras, kurio mielai kurstė rasinę neapykantą tarp vokiečių ir padėjo sukurti karo priedangą. Tačiau, kai mirė Hitleris, apie tai vėliau. Netrukus Gebelsas liko vienas, bet nesitraukė. Jis surinko šeimą ir nusprendė, kad visi išeis kartu. Vaikams buvo duota morfino, o užmigusiems į burną sutraiškytos cianido kapsulės. Apie Gebelsą ir Magdą nuomonės skiriasi, bet sutariama, kad jie išgėrė cianido. Tuomet pagal Gebelso prašymą vienas nacių karys iš šautuvo paleido po kontrolinį šūvį, kad įsitikintų jų mirtimi. Tačiau liko dar viena mirtis, kurią galime pasimėgauti. Numeris 1. Kai paaiškėjo, kad nacistai pralaimės karą, Adolfas Hitleris nusprendė, jog svarbiausia – nebūti nužudytam puolančios Raudonosios armijos. Adolfas Hitleris ir Eva Braun po testamento pasirašymo pavakariniavo cianidu. Adolfas Hitleris nenorėjo mirti su iš burnos virstančiais viduriais, todėl desertui pasirinko savo tarnybinio pistoleto vamzdį. Jo pakalikai lavoną ištempė į kiemą ir padegė. Tikriausiai, kad sovietai negalėtų jo panaudoti kaip pinjatos užėmę bunkerį. O kas nutiko nacių vadams, kurie nemirė? Sužinokite, kas nutiko nacių vadams po Antrojo pasaulinio karo ir daugiau istorijų apie nacius, arba pažiūrėkite tai vietoj to.